Sveiki visi. Šiandieną aš sprogdinsiu petardos nuo silpniausių iki pačių stipriausių. Ką pradedam su pirma. Čia net ne petarda, dūminis kamuolys. Pažiūrėsim kaip dūmina. Opa. Toks, ką žinau. Jaučiu dėl šalčio blogiau veikia. Ką žinau, nieko gero šitas kamuoliuks. Dabar dedam šitą petardą. Tokiam mini, pačią mažiausią. Nu taip iš arti visai girdėjęs, nemeluosiu. Tai gerai, dedam šitą dabar. Tai pirma buvo Volt 1, dabar mini cicola kažkokia. Davai metam. Pažiūrim, kaip jinai sprogsta. Šito tikrai geriau sprogo. Nemeluosiu, dabar Crash. Pažiūrim, kaip Crash sprogsta. Nu, ta tokia. Normaliai irgi. Nu, tokia šiam miniatiūrinės dabar iš viso vien. Čia mažus nuėmam. Šito biškį silpniau sprogo negu Crash, marods. Yra dabar Piccolo, Corsairas. Panašus turėtų būti, aš manau. Nu, manau, normaliai taip. Amerikas čia dabar. Šitas kažkaip silpniau žiūriu. Nu, toks, ką, žinau. Toks biškį chujavesnis. Salutas dvigubai stipresnis buvo realiai. Užsidengti, ką čia. Čia dabar bus Nuclear. Biškį stipresnis bus. Jo, šitas tikrai stipresnis Nuclear. Šitas jau eina prie didesnės kategorijos. Jo, tas jau palyginus didesnis sprogimas buvo tikrai. Dabar einam Volt, čia kaip matot yra vienam tokiam 100 petardų. Tai tikrai neblogai, manau, iš tokią kainą. Šitas stipresnis biškį. Jo, ta dvigubai stipresnė realiai buvo už Nuclear. Jo, tik tas, kad ilgai dega. Ir gali užgės dar per tą laiką. Tokie knatai. Dar va šitos, kai manot, prideda va tokius, kur galiu. Nu kaip žiūrėtų, užkur kaip tą degtukus kokius. Užkurė ir sprogsta tiesiog. Dabar, kai matot, mikrodumum bus. Ką pastebėjau? Na, tas stipresnis biškį. Bet knatas, toksai kaip ant tornadikį būna panašiai. Nu, tas tikrai stipresnis jaučiasi. Dabar mes palyginsim Explosive nuo pirmo iki pačio stipriausio, tai yra trečias. Gerai, žiūrime Explosive 1. Explosive 1 pakelį yra 40 petardo, Explosive 2 20, o Explosive 3 taip pat 20. Žiūrime, kaip sprogsta Explosive 1. Ui, tu na, šitą gerai sprogsta. Man grinai ausis prakirto, dabar cypia ausyse. Eik, tu na, šitas geras buvo tikrai. Dabar žiūrime Explosive 2. Nu, kadangi Explosive 1 taip stipriau sprogo, reikia atsitraukti biškį nuo Explosive 2. Nu va, atsitraukiam toliau biškį. Ai, knatas neužsidegė normaliai, maras. Neužsidegė knatas, matau. Dega. Labai keistai dega jisai. Reikia prikurti labiau, o dabar dega normaliai. Ui, tas dvigubai stipresnis, aš nekau šitą. Explosive 3, Explosive, nu kokybiškas tas Explosive petardas tikrai. Salutai peračius sprogsta pavyzdžiui. Reikia padėti, kad neįsitašytų peračiui. Pusdu. Šitą atsitraukiam toliau biškį. Oi, savo. Šitą buvo gerai. Dedam dabar flashbangerį, kuriame yra vienai pakotėje 10 petardų ir žiūrime, kaip sprogsta. Metam peračią. Opa, kuriam. Šitą galimai bus stipresnė žymiai. Seniai man paleido kelieną biškį į džinsus. O dabar einam Zūkį, preditišką petardą, tik kažkokią kitokią biškį spalvos skirias. Žiūrime, kaip jinai kala. Stop. Bet prieš pradedant didelių petardų sprogimą, turiu pranešti apie savo rėmėjus. Tai yra Drix.shop.
Linką rasite aprašyme. Drix Shop yra parduodamos kokybiškos petardos už gerą kainą. Bet kainą galite dar pasigerinti panaudojant nuolaidos koduką DRIXT, su kuriuo gausite 20% nuolaidą visoms petardoms. Pristatomi pigiai visoje Lietuvoje, jei ieškosite didesnio asortimento, užsukite Instagramą. O šitas knapas stipresnis. Oi. Kala seni. Nu dabar einam prie didžiausių petardų, kai matote eina dumbumas, kuriame yra 30 štam FP3. Irgi tikrai galingas 21 pakotėje ir yra pati didžiausias dumbumas. Gerai, einame nuo mažesnio dumbumo, pradedam ir žiūrim, kai avans sprogs. Ok, kūrėme. Žaliai knapas dega. Oi. Jo, mane ausis prakurtas cypė, viskas karočiau ausyse. Nu, dabar dedam FP3. Šitą tikrai galinga 3 kategorijos petardą. Ir žiūrime, šitą irgi žaliai švies, kiek žinau. Rodžiai? Dėžę rodžiu, jo, labai va. Trauki seni, šitą daug gerai. Oi, seni, šito nepalyginsi, achujeną va. Ausis pilnas jėras, ką galiu pasakyti, kelnes pilnas šūdo. Dedam patį galingiausią dumbumą ir užbaigiam, kaip sakant, tą sprogimą. Čia, kaip matot, visos petardos. Kaip minėjau, jeigu norite nusipirkti, užsukite į linką aprašyme ir pasiimkite už normalią kainą. Su kodu DRIXT. Jis neužsidegė iki galo maros. A, dabar užsidegė. Oi, na, šitą galingiausia buvo. Nu, galim užbaigti video ir atsisveikinti.